Kai kurie tėveliai pasirodo moka ir kalbėti, aš tikiu, kad per šį festivalį jūs vaikučiai išmokysit ir tėvus, ir utenio žaidėjus, kaip reikia iš tikrųjų džiaugtis šventėmis ir kaip reikia džiaugtis futbolu. Tai ilgai aš nekalbėsiu ir linkiu gražios šventės. Ačiū. Ačiū. O dabar kviečiame linksmai pajudėti kartu su Šaltinėlio sportinių šokių kolektyvu Kikilis. Tuoj bus šokis. Visi žiūrim atidžiai. Girdžiu. Galit net paploti. Kviečiam visus šokti. Palaikom mūsų žaviausią šokėją. Šokim visi. Žiūrėsime, ką mums rodys šie išsirikiavę vaikai ir viską kartosime. O šalia jos antroji stotelė. Į ją keliaus Saulutės 3 ir 4 komandos. Ir ten jos ras trenerį Marių.
Sekundžių. 5, 4, 3, 2, Iš tikrųjų, tai yra pats paprasčiausias sportas pasaulyje po bėgimo. Na, tik tai bėgimo su kamuoliu. Na gerai, dar ir draugus reikia matyti aikštėje. Na gerai, dar ir vartus. Nu, vis tiek paprastas. Įėdėjasi arkliukas mikrofoną. 2:1 laikas susikalbėjom truputėlį. Laikas!
Lieka 10 sekundžių iki 11-osios rungties pabaigos. Aštuonios, šešios, penkios, keturios, trys, dvi, viena. O, pamojuokit, dėdės. Dabar netrukus, kai tik tai Utenio žaidėjai bus pasiruošę, kviečiami į aikštės vidurį. Ir nežiūrėkit į saulę, nes kamuolio tikrai nematysit. Padrasinam Utenio žaidėjus aplodismentų. Garsiau, garsiau, garsiau. Negailėkit nuostabos šūksnių, lygsnių, aiktelėjimų. Ого, matai, kaip pečių. Geras, oho. Valio, valio, oho. Nagi, aplodismentai, tikrai, taip. Tikrai matau, kad tik tai kas antras iš jūsų čia dirbo. Organizatorės tartų po kokį žodelį. Ar patiko festivalis? Ar dalyvausite ir kitais metais, nes festivalis neįšė? O kokie skanaliai labiausiai patiko? Visus patiko. Šaunuoliai, norime pasveikinti artėjančias tarptautinių šokių palinkėti, kad šeimos būtų laimingos, sveikos ir dar būkite laimingi. Dalyvius, tiek pačius mažus, tiek jų tėvelius, tiek auklėtojas, kurios labai daug prisidėjo, kad šventė šitą įvykį. O šventė, kaip vaikai sakė, jau patiko, taip? Tai reikia, man atrodo, kad šį kartą sveikinsim ne iki, o iki kitos šventės, ar taip? Tai per šiuos metus dar labai pasitrėsime, kad kitais metais būtume dar stipresni. Taigi noriu palinkėti visiems sėkmės. Labai gražu, dėkoju visiems susirinkusiems čia, suaugusiems, kurie palydėjo vaikus, sirgaliams visiems. Iš vaikų pakyčių matau, kad dabar jie visi džiaugiasi. Ar taip, vaikai? Tai geriausia padėka mums organizatoriams ir geriausia padėka tėveliams. Na ir aišku, kas mes be Utenio stadiono festivalis būtų neįvykęs. Taigi tar žodį Utenio futbolo klubo direktorius Artūras Gimžauskas. Man smagu matyti tiek daug žmonių aikštėje.
Mes futbolininkai visada tikimės prieš kiekvienas rungtynės, kad tribūnos bus pilnos. Šiandien aš džiaugiuosi, kad jos tuščios, kad stadione pilna žmonių. Labai dėkuoju organizatoriam, klubui, smagu prisidėti prie tokios geros iniciatyvos. O visiems jums aš palinkėčiau nelaukti ištisus metus šios šventės, o kiekvienai šeimai savo pasidaryti mažą šventę, sporto šventę, kuo dažniau. Ačiū. O kaipgi šventės be dovanų? Nori dovanų? Organizatoriai pasiruošę jūs apdovanoti. Šiame festivalyje visi jūs esate nugalėtojai. Mantui, Auriui, Edgarui, Andriui, Bobui, Mindogui, Martynui, Gabrieliui, Aurimui, Erikui ir Lukui. Taip pat pedagogėms Rūtai Paukštienei, Astai Straižienei, Laisvydai Pagėnienei, Vienai Kumeliniai ir visoms mokytojams, paruošusiems šokėjus, vaikus, šią aikštelę, bei tėveliams, svečiams, susirinkusiems į festivalį Aktyvi šeima ir taip pat Utenio talismanui, kuris mus čia džiugina. O dabar visus kviečiame į aikštės vidurį bendrai nuotraukai.